vandens nuplovimu ir šventos dvasios galia išvadavo tave iš gimtosios nuodėmės ir atgimdė Dievo vaiko gyvenimą. Tegul tave patepa ir išganymo aliejumi, kad įsijungtum į Dievo tautą, liudytum Kristų pasauliui, kviestum Dievo karalystę ir užsitarnautum amžinąjį gyvenimą. Olyvytė ateina į mūsų pasaulį, į šitą žemę, kadangi dar turbūt Olyvytė nebuvo gimusi, kada jau tėveliai rinko šitą vardą. Ir tas vardas mums jau taip mes susigyvenom su juo, su tuo vardu ir jau mes žinojom, kad tu, Olyvytė, ateisi į tą pasaulį. Olivija, aš kai girdžiu tavo vardą, pirma mintis, kuri ateina, kad tu esi labai mylinti savo tėvelius, nes tu turbūt jauti didelę meilę iš mūsų. Taip, tu visada nori pas mus ateiti ant rankų, nori apsikabinti, nori meilės, kad tave nešiotumėm, myluotumėm. Taip, labai tokia miela esi. Tai bet, Olivija, manau, kad tu turėtum vertinti tai, ką turi. Neturėtum pasiduoti pagundoms. Taip, blogai Tėveliams įtakai. žmonėms turėtum mokėti atsirinkti gerus žmonės aplink save. Ir klausti tėvelių patarimo, nebijoti Taip. klausti, nes tam mes ir esam. Taip, mes tave mylim labiausiai iš visų. Mums pati svarbiausia, mes tave visada saugosim ir globosim. Ir norėtumėm, kad tu visada kreiptumėsi mūsų visais gyvenimo klausimais. Ar tau gerai, ar tau blogai, ar tau liūdna, ar tau linksma. Mes norėtumėm, kad tu visada su mumis kalbėtum, būtum atviru. Mes tau visada padėsim, stengsimės. Olivija, tu esi žavi, be galo nuostabi mergaitė, mylima. Linkiu tau, kad krikšto žvakė tau visada apšviestų kelią, kad žibėtų tavo akytės gražios. Na, o aš tau linkiu iš tikrųjų, kad patys pagrindiniai tie žodeliai – meilė, viltis, tikėjimas – apgaubtų tave aplink, susidėktų juos aplink save ir kad jie lydėtų visą tavo gyvenimą. Ne tik tai šiandien, bet ir visada.